Taigi pakalbėkime apie Pixel įdiegimą ir standartinius įvykius. Standartiniai įvykiai yra veiksmai, kuriuos gali atlikti jūsų potencialūs klientai svetainėje. Tai čia pridėjimas prie krepšelio, inicijavimas pirkimo, pats pirkimas ir panašiai. Tai pirmą grįžkime atgal į reklamos vadybininką. Štai mes esame reklamos vadybininkė ir mes turėtume spausti kairiai yra All Tools įrankis, paspaudus ant jo matom Events Manager. Spaudžiam ant Events Manager ir mes matom, kad yra Welcome to Events Manager, prisijunkite savo duomenis ir gaukite duomenų apie savo verslą ir matom, kad optimizuos gausti informaciją, mes galim optimizuoti savo reklamos kampanijas, ko gale galim gauti geresnius rezultatus, tikslesnį rodymą reklamų ir kitą naudingą informaciją. Tai šiuo atveju mes naudosime šitą svetainę, kurią aš užkėliau. Tai čia tiesiog pavyzdinė svetainė, čia nėra tikra svetainė, tiesiog bus taip atrodyti svetainė pavyzdinė, kurią mes naudosim tam, kad įdiegtume Pixelę. Vėlgi dar pasikartosiu, Pixelis yra tas kodas, kuris įdeda į svetainę, įdėjus svetainę, siunčiasi duomenis iš svetainės į Facebook ir tai Facebookas renka duomenis apie jūsų svetainės lankytojus, ką jie veikia, kaip jie elgiasi, dėl to ir yra tie geresni rezultatai. Tai pirmas dalykas, kurį mums reikia padaryti, tai spaust Connect Data, mėlynas mygtukas, ir tam mes matom, reikia pasirinkti šaltinę. Tai yra svetainė, programėlė, offline, CRM, messaging. Šiuo atveju mes renkamės web, spaudžiam Next ir tada mums reikia vesti Pixelio pavadinimą, tai įvedam pavadinimą. Dažniausiai reikėtų vesti svetainės pavadinimą ir brūkšnys Pixel, nes vis tiek yra reklamos paskyra, jeigu mes viską vienodai pavadinsim, galim kartais ir susimaišyti ar susipainioti. Galim spausti Create. Ir tą matom įskravę ir mums duoda keletą šaltinių, iš kurių reikėtų pasirinkti. Matot, kiekvieno būdo nebus galimybės apžvelgti, bet aš pasitengsiu kitas instrukcijas, kaip pavyzdžiui Shopify ar WooCommerce sudėti instrukcijas, kad galėtume įdiegti. Šiuo atveju mes naudosim WordPressą. Nes svetainė visa padaryta yra WordPress'e, dėl to mes pasirinksim jį. Bet jeigu jūs norėtumėt kitais būdais, ar jūsų svetainė Shopify, ar WooCommerce, ar dar ko nors kitur ir mato čia, galima pasirinkti Wix, pavyzdžiui, tai jie turi savo galimybės ir ten tikrai labai ganėtinai paprasta įdiegti patį Pixelį. Jeigu norit įdiegti rankiniu būdu, mes galim pasirinkti čia, bet tada jau reikės programuotojo, kuris žinotų, kur jūsų svetainėje įtarpti tą kodą ir įdėti. Dėl to paprastesnis būdas ir patiems lengviau ir paprasčiau pasidaryti yra per partnerio integracijas. Jeigu turit programuotoją, taip, tada galit per čia, bet tada reikėtų jam šį veiksmą ir atlikti. Patiems nerekomenduočiau daryti, jeigu pirmą kartą darotės per svetainės kodą įtarpti Pixelio kodo į svetainę, nes tiesiog galit sugadinti svetainę, nežinot, kas įvyko ir tiesiog svetainės kodų nereikėtų žaisti, o jeigu jau nusprendėt darytis patys per šitą techninį kelią labiau, tai tada prieš darant ir įdedant šį kodą tikrai būtinai pasidarykit svetainės atsarginę kopiją, kad tiesiog nebūtų vėliau taip, kad nepavyksta statyti svetainės ir nežinot, kur tas kodas, ką reikia pašalinti ir panašiai. Tai šiuo atveju mes renkamės WordPress, spaudžiam Next. Ir tam mums išmeta instrukciją, tai va dar geras dalykas, kad kai pasirinksit, tai jums rodys instrukciją, kaip tą Pixelį įdiegti. Tai pirmą matom, kad reikia atsidaryti mūsų svetainės valdymo skydelį, parašyti Facebook for WordPress, tada instaliuoti ir tada, kai mes instaliavom, reikia jį aktyvuoti šitą įskiepį, tai mes galim ir atlikti šitos veiksmus, toliau rodo, kas spausti, tai reiškia paspausti Settings, Facebook, Get Started ir tada atlikti veiksmus, kuriuos mes matysim jau per patį įskiepį. Tai galim pereiti prie pačio įskiepio. Taip, mes esam valdymo skydelė ir dabar mums reikia rastis vietą įskiepį, pridėti naują įskiepį tiksliau, spaudžiame čia ir tada mums reikia parašyti
Facebook Pixel. Tai vat matom mes Meta Pixel for WordPress. Šitą galim įdiegti. Ir laukiam dabar, kol įdiegs sekundėlę. Kai įsidiegs, mes tada galėsim nueiti taip pat čia. Arba matom, kai atsisiuntė ir įsirašė, paspausti įjungti reikia. Įjungus, paprasčiausias būdas įrasti, jau mums atsidarė, kur įdiegti įskiepiai yra Meta Pixelis for WordPress tinklapiams. Tai reikėtų paspausti Settings. Ir čia, kur mes matom Settings, tai vat reikia Connect your business to Facebook. Spaudžiam Get Started. Matom, tada reikia per savo asmeninį profilį prisijungti, Continue. Tada reikia Continue jūsų vardas pavardė. Tada spaudžiam Next. Ir tada reikia pasirinkti tinkamą business portfolio. Pasirenkam puslapį. Tada pasirenkam reklamos paskyrą. 1.2.0, tai reikėtų pasitikrinti per reklamos vadybininką, ar tikrai reklamos paskyra yra ta, bet jeigu turi tik tai vieną reklamos paskyrą, tada viskas tvarkoja ir žinot jos pavadinimą. Tada matom, kad reikia pasirinkti jau sukurtą pikselę, tai mes jį sukūrėm pačioj pradžioj. Next. Tada jeigu viskas parinkta, galim, svarbu, kad šitas būtų įjungtas, nes automatiškai, kad uždėtų informaciją ir siūstųsi iš svetainės. Išjungus tiesiog gali būti mažiau informacijos tai svetainės, tai rekomenduočiau tiesiog palikti. Ir tada galim spausti Continue. Tada galim spausti Next. Tada linking your account, sekundėlę turi pasikrauti, susijungti viskas. Ir tada you are all set, tai paspaudus Done. Turėtų čia viskas susikrauti. Bet čia pažymim Trust Decide, tai Confirm. Ir tada matėm, kad mūsų pikselis yra sėkmingai įdiegtas. Kai yra įdiegtas pikselis, mes galim grįžti tada atgal į Events Manager. Šitą langą reikia pasilikti būtinai. Ir tada mes matom, kad šitoj vietai mums reikia patvirtinti jungtį. Tai mes spaudžiam įdam svetainės pavadinimą būtent ir tada siunčiam Send Test Traffic. Ir jeigu viskas gerai, tai tada grįžus atgal į reklamos į Events Manager turi užsidegti žaliai. Štai užsidegė žaliai, reiškia pikselis yra įdėtas sėkmingai. Tada mes galim spausti toliau Next. Ir tada mes matom, kad yra Waiting for Activity. Tai tiesiog galim atsidaryti dar svetainę savo ir ką nors paspaudžiat. Tiesiog bendrai. Ir tada galėtume atnaujinti mūsų Events Manager puslapį. Ir atnaujins puslapį taip. Mes matom žaliai, kad dega reklamos specai.lt pikselis. Mes spaudžiam ant šito būtent pikselio. Atsidarius mes matom, kad Finish Setting Up WordPress. Tai reiškia, kad reikia paspaudžiu Continue dar. Ir šito žingsnius galim vėl tiesiog praleisti. Matom, Connection turi būti Active. Ir paspaudus Next mums yra Setup Events. Tai čia svarbus įvykis, mums reikia klijuoti savo svetainės būtent pavadinimą. Spaudžiam Open Website. Ir tada, kai mes paspaudžiam, mums turi atsidaryti naujas puslapis. Štai mums atsidarė. Tai vat, kai mes čia įvedam ir paspaudžiam Enter, mums atsidaro naujas puslapis. Ir mes matom, kad kairiai yra Meta Event Setup Tool. Dabar aš paaiškinsiu, kas yra šitas įrankis. Šitas įrankis, matot, Track a New Button yra. Paspaudus, mes galim pasirinkti mygtuką. Tai praktiškai visus mygtukus mūsų svetainėje, kurie yra spaudžiami, mes galim pasirinkti. Ir mes galim pasižymėti, kas tai per įvykis yra. Tai šiuo atveju, kadangi mes leisim potencialių klientų reklamos kampaniją šiai svetainiai, mes norim pažiūrėti, kad paspaudę mygtuką čia yra potencialus klientas. Ir kai mes paspaudžiam, mes galim taip pat pasirinkti dar vertę, bet šiuo atveju vertės nėra, tai don't include value. Tai galėtume, jeigu būtų elektroninio parduotuvė, pasirinkti, kokia yra vertė šito paspaudimo ir spaudžiam Confirm.
ir matom, kad yra uždėtas potencialus klientas, tai lead, kai paspaudžia kontakt. Tada paspaudus kontakt mes norime atsidaryti ir nueiti šiek tiek žemiau ir mes matome, kad mes, kadangi šiuo atveju yra skaitmeninės reklamos agentūra, mes tiesiogiai neparduodam per svetainę savo paslaugų, mes norim, kad su mumis susiektų ir tada pardavimų vadybininkas ateina, kalbasi, išsiaiškina poreikį ir tada nusiunčia pasiūlymą ir tada taip vyksta pardavimas, kadangi jis ištek keletą žingsnių, dėl to mes šiuo atveju naudosim ir leisim reklamos kompaniją potencialiems klientams. Mūsų bus tikslas pagrindinis, dėl to mes tokius konversijos įvykius ir naudosim, o čia žemiau mes galim paspausti taip pat toliau track a new button ir matom submit, pasirenkam čia ir čia, jeigu pažiūrėsim, yra submit, galim application pasirinkti arba complete registration, tai galim galbūt šiuo atveju pasirinkti complete registration, nes užpildo kontaktinę formą, confirm paspaudžiam ir matom, kad atsiranda tas mygtukas, būtent šitoj vietoj, kai paspaudžia, yra sekamas ir kai paspaudžia, šitą informaciją nueina į Facebook ir Facebookas žino, kad šitą mygtuką paspaudžia, tai reiškia, kai mes leisim reklamos kampaniją, mes naudosim būtent complete registration šitą veiksmą kaip pagrindinį optimizacijos tikslą, tai ko mes siekiam. Tai kur adset lygmenyje mes rinksimės, tai bus būtent šitas complete registration pasirinkimas. Pamatysim ateityje. Būtent šį pasirinksim. Ir jeigu pavyzdys mes būtume elektroninė parduotuvė, tai ką mums reikėtų padaryti, matau tik tai dingo ta jungtis, ką tik galim iš naujo atsidaryti. Taip, iš naujo atsidarėm, bet matau, saugai ir pažiūrėjus, jeigu viskas gerai, tai mes matysim, kad jos yra, all events paspaudus. Jeigu mes esame elektroninė parduotuvė, tai mes šiuo atveju ką darytume, tai tiesiog sudėtume papildomus mygtukus, tai track new button spaustume ir pasirinktume mygtuką, pavyzdžiui, tai būtų, pavyzdžiui, prekė. Ir tada, pavyzdžiui, čia galėtų būti add to cart sudėt galėtume, initiate checkout sudėtume, purchase sudėtume. Ten, kur tie veiksmai vyksta, ten mes tos mygtukus pažymim ir nurodom, kad čia yra pridėjimas prie krepšelio, kad čia inicijavimas pirkimo, kad čia pirkimas yra. Tai nurodžius, kaip ir minėjau, tada Facebookas supranta, ko mes iš jo norim ir to mes galim reikalauti per reklamos leidimą. Būtent kai leidžiam to rezultato ir galim siekti. Tai va, tai papasakau apie Pixel įdiegimą, kaip tai veikia, sudėjom konversijos įvykius, kai mes tai padarėm, mums šiuo atveju daugiau konversijos įvykių kaip ir nereikia šiam pavyzdžiui, mes galim spausti finish ir tada finish ir tada pažymim čia veiduką linksmą, done ir viskas, tada grįžtam atgal, mes tada galim spausti next ir tada mes matom, tada finish paspaudžiam. Ir tada, jeigu mes norim pasitikrinti, ar viskas gerai, mes tada paspausim Go to Test Events ir tada paspausim Confirm your website events ar setup correctly, paspausim šitą, paspausim Open website ir jeigu mes paspausim savo svetainę, nueisim į Contact, mes galėsim patikrinti, ar kažkas vyksta ir tada atsidarom svetainę ir taip matom, kad yra Complete Registration, Page View, būtent rodo. Complete Registration mes būtent parinkom tą mygtuką, paspaudom, taip tai įvyko, tas konversijos įvykis atėjo iš svetainės į Facebook ir mes matom, kad taip tikrai Pixelis teisingai veikia ir gerai veikia. Tai vat, kai mes padarėm, tai Pixelis yra įdiegtas ir dabar galim pereiti prie būtent kitų žingsnių.